Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė Ona Davidonienė, valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktorių Gintautą Barcį, taip pat tos pačios tarnybos ekspertė Sigita Sučilienė, bei tos pačios tarnybos informacijos skyriaus vedėja Virginija Žilėnaitė Podžiuvienė. Taip pat dalyvauja naujagimių poliklinikos vaikų ligų gydytoja Janina Zapkauskienė ir užkrečiamų ligų ir AIDS centro imunoprofilaktikos skyriaus vedėja Daiva Razmuvienė, ir moderuosiu aš, užkrečiamų ligų ir AIDS centro direktorius Saulius Čeplinskas. Tai dar kartelį laba diena visiems diskusijos dalyviams ir dar kartelį primenu, kad mes jau turim daug klausimų, bet dar naujus klausimus gali siūsti taip pat adresu online@olac.lt. Ir prašau pradėti mūsų diskusiją gerbiamą ministrą Vytenį Povilą Andriukaitį ir galbūt ministrė pradėkime nuo to klausimo, kamgi iš vis reikalinga tiek Europos, tiek net sutapo kartu ir pasaulyje imunoprofilaktikos savaitė. Pasaulis šiandien yra kaip niekad mobilus. Pasaulis šiandien kaip niekad komunikabilus. Pasaulis šiandien kaip niekad lengvai pasiekiamas ne tik internetu ir ne tik internetu platinamais virusais, bet pasiekiamas lengvai ir virusais, kurie gali iš vieno kontinento į kitą persikelti labai nesunkiai. Dėl ypatingai didelio pasaulio planetos žmonių judumo. Šiandien mes jau gyvename atviroje erdvėje Europos Sąjungoje. Ir suprantame, nors puikiai suprantam savo valstybės teritorijos ribas, tačiau puikiai suprantam, kad Šengeno erdvėje mes bendraujame beveik 500 milijonų žmonių šeimos būrį. Ir puikiai suprantam, kad galime ilsėtis ir Viduržemio jūroje, ir Afrikoje, ir Indijos vandenyno pakrantėje, ir Australijoje, ir sugrįžti ir taip pat atsivežti ne tik kelionės įspūdžius, bet atsivežti ir užkratą. Štai kodėl Pasaulio sveikatos organizacija, stebėdama absoliučiai pakitusias sąlygas šiandieninėje visuomenėje ir matydama, kiek ir kaip gausiai juda srautai ir kaip greitai gali virusinės epidemijos, pandemijos apimti pasaulį, iš tiesų visą laiką seka ir stebi epidemiologinę būklę visų užkrečiamųjų ligų ir ypatingų pavojingų infekcijų ir mažiau pavojingų ir banalių infekcijų, virusinių ir kitokių. Ir iš ties jau nebe pirmi metai keliamas klausimas, kaip pasaulio bendruomenę sumobilizuoti ir kaip ją įtikinti, kad ji būtų budri. Visi puikiai žinome, kokios yra netikėtos, nematomos, pradžioje visiškai mažytės atakos tų mažųjų mūsų, kaip sakyti, aplinkos palydovų, virusų, bakterijų, grybelių. Ir po to į ką pavirsta tos didžiulės pandemijos arba epidemijos ir pandemijos ir kaip sunku po to kovoti su pasiekmėm. O dar baisiau yra tokių užkrečiamų ligų, kurių pasiekmės yra tragiškos. Mirtis. Mirtis. Šitą žodį mirties turim labai gerai atsiminti. Ir tų mirčių nuo užkrečiamų infekcijų, ypač nuo tokių, kurių galima išvengti. Tų mirčių drama paveikia visus. Šeimą, artimuosius, visuomenę, valstybės, pasaulinę bendruomenę. Taip pat komplikacijos. Tai vat baisios komplikacijų pasiekmes, kurios lieka visam gyvenimui, invalidumai ir kiti dalykai. Neabejotinai dar ir tai, kad šiandien vakcinuojant ir kuriant naujas mokslų pagristas efektyvias vakcinas, pasaulis pameta budrumą. Ir ima nereaguoti. Susidaro visiškai paprasta situacija, kad lygtai viskas tvarkoja. Dar daugiau. Ištisos kartos buvo imunizuotos, pabrėžiu, ištisos kartos, žmonių kartos buvo imunizuotos ir ištisos lygos atsitraukė. Mes, daktarai, 70 metų Kauno Misijos instituto
auklėtiniai, galim pasakyti, kad mes jau nematėm kai kurių virusinių susirgymų, arba matėm tik jų komplikacijas, nes jie dėl imunizacijos buvo išnykę. Dabar staiga mes matome naują bangą, kai atsiranda tendencijos nesiskiepyti. Gyvenant saugioj aplinkoj atsiranda tendencijos manyti, kad ta saugi aplinka tokia saugi, kad nieks negrėsia ir tada galima nesiskiepyti ir staiga padidinti naujos kartos nepasiskiepijusių žmonių skaičių ir atverti vartus infekcijų atakai, atverti vartus vėl naujiems sukrėtimams ir vėl naujoms masinėms bėdoms. Štai kodėl Pasaulio sveikatos organizacija kelia pastoviai aliarmai, visą laiką skambina varpais, kad nevalia užmiršti šitos situacijos, kad nevalia nuneigti vakcinacijos būtinumą, kad nevalia nuneigti mokslų ir praktiką patikrintų galimybių kovoti su užkrečiam ligom, valdyti infekcijų protrūkius, išgelbėti milijonus gyvybių. Ir štai kodėl šiandien tą savaitę ir skirta šitam aliarmui, priminimui, kaip sako gražus žodis, wake up call, šitas žadintuvo skambutis turi visiems pasakyti, kad jeigu didės mokslo nepagristos tendencijos, raginančios nesiskiepyti, esant šitokiam judriam pasauliui, mūsų ištiks didžiulė nelaimė. Štai kodėl šį imunizacijos savaitė yra labai aktuali ir Lietuvoje, nes Lietuvoje kai kuriuose žiniasklaidos priemonėse dabar keliamos įvairios diskusijos ir labai, kaip sakyti, bus malonu turbūt pasidalinti ir apie tai mintimis. Tačiau neabejotinai, kad antivakcininiai judėjimai tikrai nesupranta, ką daro. Ir štai šita savaitė yra nukreipta tam, kad sustiprinti, pateikti argumentus, pateikti žmonių atidavusių visą savo gyvenimą, profesinę patirtį, savo žinias ir tam, kad būtų galimas valdyti procesus infekcinių lygų. Šiandien jie gali šitie specialistai atsakyti klausimus kompetitingai ir mes būtinai turime kelti tos klausimus, kad ir mūsų visuomenė susidarytų teisingą nuostatą vakcinų ir imunizacijos atžvilgiu. Ačiū, ministrė. Tai, gerbiami kolegos, gal tada iš karto ir pradėkim diskutuoti ir atsakinėti tuos klausimus, kuriuos jau turim. Tik tai dar kartelį noriu priminti, kad būtinai reikia šnekėti mikrofoną. Viena klausimų grupė būtent ir klausia, sakysim, kur galima būtų susipažinti su vakcinų sudėtim bei gamintojo teikiamą informaciją apie vakciną, kaip kad, sakysim, Vaistai.lt tinklapyje yra skelbiami vaistų informaciniai lapeliai. Gal prašyčiau tada daktarą Barcį šitą klausimą. Mikrofoną, daktarą. Geriausia susipažinti su oficialia informacija valstybinės vaistų kontrolės tinklalapyje www.kt.lt rubrikoje vaistų paieška, kur skelbiama oficiali informacija apie registruotus Lietuvoje vaistus ir yra skelbiamas kiekvieno vaisto, taip pat ir vakcinų, charakteristikų santraukos. O jeigu kalbėti apie sudėtis, tai tų charakteristikų santraukų antrame skyriuje yra teikiama informacija apie veikliąsias medžiagas, kiekvieno vaisto, taip pat ir vakcinos, o 6 skyriuje apie pagalbinės medžiagas. Kadangi vakcinos registruojamos nuo mūsų įstojimo Europos Sąjungą centriniu būdu, tai yra, tą daro Europos vaistų agentūra visai Europai, tai irgi per mūsų tinklalapį, per tą pačią rubriką yra prieiga prie Europos Sąjungos vaistų registro, kuriame galima rasti informaciją apie visas centriniu būdu registruotas vakcinas taip pat. Toliau, daktarė, norėčiau tada jums irgi palikti sekantį klausimą. Kodėl vakcinas dedami tokie priedai kaip gyvsidabris, aliuminis ir panašiai? Ir ar šiuo metu Lietuvoje naudojamos vakcinos sudėtyje turi gyvsidabrio ar jo junginių?
Jei taip, tai kokios tos vakcinos? Na ir panašus klausimas yra, prašyčiau atsakyti, kokios rekomenduojamos sąrašo vakcinos savo sudėtyje kaip konservantą turi tiomersalį. Ačiū. Taip, tiomersalis tai yra gyvsidabrio junginys, kitaip sakant, etilo gyvsidabris, kuris yra naudojamas kai kuriuose vakcinose kaip konservantas. Painiojamas jis kartais yra su metilo gyvsidabriu, kuris dažniausiai sutinkamas gamtoje, kuris kaupiasi jūros produktuose ypatingai ir kuris kaupiasi ir žmonių organizme ir nepasišalina greitai. Tai yra metilo gyvsidabris. O etilo gyvsidabris pasišalina iš žmogaus organizmo gana greitai, jis nesikaupia, naudojamas yra tik tai daugiadozėse vakcinų pakuotėse kaip konservantas, apsaugantis nuo galimos infekcijos atidarius daugiadozę pakuotę. Lietuvoje šiuo metu yra registruotos 4 vakcinos, kuriuose gali būti tiomersalio, kuriuose yra tiomersalio. Tai viena difterijos stabligės daugiadozė pakuotė, kuri dabar nenaudojama, 10 dozių pakuočių, naudojama individualios dozijos pakuotės, tai ten nėra tiomersalio. O dar yra 3 vakcinos, tai yra taip vadinamos pandeminio gripo vakcinos, kurie atsimenam visi nuo 2009 metų ir 10 pradžios. Tai tų vakcinų daugiadozėse 10 dozių pakuotėse yra kaip konservantas naudojamas tiomersalis, kurio vienoje dozėje yra 5 mikrogramai viso labo. Tačiau dabar tos vakcinos irgi, kaip žinot, jau pandeminio gripo iš esmės nevartojamos. Tai kažkokios rizikos šiuo atveju nėra. Aliuminio druskos vartojamos yra kaip vadinamas adjuvantas. Tai yra, jis veikia taip, kad sustiprina tos vakcinos veikimą, padidindamas tą sukuriamą imunitetą. Ir jis yra vartojamas